Diskusijos dėl Alatra Slovakijoje ir Čekijoje nesiliauja. Praėjusiame vaizdo įraše pasakojau, kam ir kodėl reikėjo pradėti masinį, diskredituojantį puolimą prieš tarptautinį visuomeninį judėjimą Alatra, kuris užsiima klimato sparčiai didėjančių kataklizmų Žemėje skaičiaus tyrimais ir informacijos apie tai pateikimu plačiajai visuomeniai. Priminsiu, kad vos per 3 savaitės įvairiuose Europos žiniasklaidos priemonėse buvo paskelbta apie 400 publikacijų. Net paprastam žmogui, vos žvilgtelėjusiam į identiškas jų straipsnių antraštes, identiškas formuluotės ir banaliausią kopijavimą, akivaizdu, kad ši žiniasklaidos ataka buvo užsakyta. Remdamasis faktais jau pateikiau tarpusavio sąsajų grandinę, kuri mus atvedė prie šmeižikiškos kompanijos Slovakijoje ir Čekijoje organizatorių ir rėmėjų. Proreliginės Rusijos organizacijos Racirs, veikiančios globojant ją Rusijos stačiatikių bažnyčiai. Daugiau informacijos apie tai rasite paspaudę nuorodą ir peržiūrėję vaizdo įrašą. Tačiau dabar norėčiau paminėti vieną straipsnį portale Sezam Sprava, kurį neseniai paskelbė ponia Cirokova. Ta pati skandalingoji Čekijos žurnalistė, kuri buvo patraukta į baudžiamą bylą dėl pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių suvaržymų. Prieš tai paminėsiu vieną įdomų faktą. Neseniai gavome informacijos, kad Rusijos proreliginė organizacija Racirs išplatino pranešimą, kuriame visuomenės akyse Alatra veikla siejama su ekstremizmu. Ir mums dar nespėjus suvokti šios informacijos, tą patį pasakojimą tuoj pat išplatina Racirs kalbanti galva čia, Čekijoje. Minėtame ponios Cirokovos straipsnyje, užsitikrinus tam tikro politinio eksperto nuomonę, Alatra kaltinama naudojanti Rusijos propagandos, ekstremizmo ir radikalizmo priemonės. Teigiama, kad dėl mūsų neva radikaliaus ir agresyviaus retorikos gali atsirasti žmonių, kurie išdrįs imtis radikalių veiksmų, vadinamųjų vienišų vilkų arba pavienių šaulių. Ir šis tam tikras ekspertas straipsnyje yra susirūpinęs dėl šios grėsmės saugumui. Čekijos žiniasklaidoje pasirodo proreliginės organizacijos Racirs, kurios ideologinį centrą kūrė Rusijos stačiatikių bažnyčia Rusijoje, pasakojimai. Ar jums tai nieko neprimena? Palyginkite faktus ir pagalvokite, kas iš tikrųjų vykdo Rusijos dezinformaciją. Ekspertas mus vadina prokremliškais. O visa ši masinė šmeižto kompanija per Rusijos Racirs užverbuotus žiniasklaidos agentus vykdo identišką retoriką, kaip ir pirmos dehumanizuojančios publikacijos prieš Alatrą, paskelbtos RPC portale dar prieš 10 metų. Dar kartą pažvelkime į šias ekrano nuotraukas. Retorika ta pati, tik publikacijos skiriasi 10 metų ir jas paskelbė Čekija ir Rusija. Taigi, kas iš tikrųjų yra prokremliški ponai žurnalistai? O kalbant apie ekstremizmą ir radikalizmą, agresyvią retoriką, skatinančią radikaliai nusiteikusius žmonės, pažiūrėkime, kas iš tikrųjų tai daro. Atkreipkite dėmesį, kad šie Racirs pasekėjai ne tik vykdo Rusijos dezinformaciją čia, demokratinėje Europos valstybėje, bet ir naudojasi vadinamųjų antikultinių grupių pamėgtomis manipuliavimo priemonėmis. Viskas identiška tam, kas buvo daroma nacių laikais. Identiški metodai prieš kitas organizacijas, kurias proreliginės Rusijos organizacijos Racirs agentai dehumanizuoja, vadindami jas sektantais. Tas pats naudojama ir prieš mus. Kadaise buvo Kinetas, kuris įkūrė apologetinį centrą ir prisidengdamas tą antikultinę veiklą, mokė dehumanizavimo metodų ne tik visą savo agentų tinklą,
Bet šių metodų mokė ir nacius. Dabar naujasis Führeris Dvorkinas, pagrindinis Ratzius ideologas, moko visą savo agentų tinklą, kaip tai darė Künetas. Ir naudojami tie patys akcentai, patys ryškiausi, emocingiausi, tikslingai sukeliantys jums vaizdinius ir asociacijas. Tai visada vaikai, seksas, smurtas, ekstremizmas ir terorizmas. Tai visiškai skirtingos organizacijos, religinės ir pasaulietinės, žmonės, kurie visiškai nesusiję su religija. Tie patys kaltinimai, išprievartavimai, sekso skandalai, vaikų išnaudojimas. O čia propaganda, kuria siekiama dehumanizuoti žydų tautą nacizmo formavimosi dienomis. Ar randate panašumų? Tai manipuliavimo metodai. Kodėl? Nes jūsų smegenys į tai reaguoja. Girdite apie seksą ir pavydite, kad jums kažkas yra geresnis už jūs, kad jie turi tai, o jūs neturite. Dėl to pasąmoningai trokštate save išaukštinti, būti pranašesnis už jį, o iš tikrųjų šiuo metu jumis jau manipuliuojama ir plaunamos smegenys. Pavydas – tai kabliukas, ant kurio lengviausia užkibti. Pirmiausia, jie parodo jums, kodėl taip blogai gyvenate. Tada suranda kaltininkus. Jie blogi, o jūs neturite to, ką jie turi. Taip sukeldami jums pavydą ir provokuodami jūs daryti piktus dalykus. O tada jie priverčia jūs pasijusti neva geresniu už juos ir tada jūs turite teisę viską iš jų atimti. Ir nesvarbu, tai nacizmas ar komunizmas, visur taip pat manipuliuojama. Vienintelė vieta, kur tokios manipuliacijos nebuvo, buvo demokratija. Ratzius agentai tais pačiais metodais manipuliuoja politikoje ir visur kitur. Jie bando suskaldyti visuomenę į išsilavinusią ir neišsilavinusią. Mes taip pat gavome informacijos, kad Rusijos proreliginė organizacija Ratzius ir jos agentai pradėjo pasakoti, kad už Alatrą stovi intelektualinis elitas, o prie mūsų jungiasi tik protingi, raštingi, išsilavinę žmonės. Ir čia pat vienas iš pagrindinių Čekijos antikultistų pradėjo kalbėti apie tą patį. Pažvelkite į šią citatą iš interviu su Zdeněku Vojtyšeku, kuris jau seniai nieko neskelbė apie Alatrą. Nors buvo vienas pirmųjų, pradėjusių kelti judėjimą į religinę sritį ir greičiausiai prisidėjo prie Rusijos proreliginės organizacijos Ratzius retorikos skverbimos į Čekiją ir Slovakiją. Po kurio šių regionų žiniasklaida Alatrą ėmė vadinti tariamą sektą. Kodėl antikultistai ir jų rėmėjai propaguoja šį pasakojimą? Mano supratimu, taip siekiama sustiprinti visuomenės polarizaciją ir susiskaldymą. Ratzius agentai bijo, kad mes pasakosime tiesą ir mūsų pražmonės, turintys kritinio mąstymo įgūdžių ir gebantys palyginti priežastis. Todėl jie bando suskaldyti visuomenę ir radikalizuoti, bet kokiam tikslui, kad dar labiau pagilintų susiskaldymą. Kažkada jau buvo išprovokuotas panašus visuomenės susiskaldymas praėjusiame amžiuje. Jis vyko lygiai tais pačiais principais. Darbo žmonių kėlimas prieš intelektualinį elitą. Atrodo, kad pasitelkdami tokią retoriką, kokią vartojo Vojtyšekas, jie nori tą patį panaudoti ir dabar. O mes aiškiai žinome, kad žmonės, turintys proto, sugebės palyginti faktus ir suvokti tiesą. Nes mes turime daug dalyvių, kurie taip pat dirba ir intelektualinį, ir sunkų fizinį darbą. Ir jie informaciją suvokia ne prasčiau nei tie, kurie yra baigę kelis universitetus. Kodėl? Nes gamta apdovanojo žmonės intelektu. Kiekvienas gali jį lavinti, jei tik nori. O sunkus darbas nėra kliūtis intelekto vystymuisi. Mes esame prieš žmonių, ypač darbo žmonių žeminimą. Mes esame prieš susiskaldymą ir dehumanizaciją, nes mes patys pirmiausia esame darbo žmonės. Taigi galvokite, analizuokite, kai girdite tokius pasakojimus ir nepamirškite, kad esate koduojami ir įveliami į visiškai kitokias nuostatas. Ir kol jūs neatgausite kritinės sąmonės, visada būsite atviri šioms manipuliacijoms.
O dabar grįžkime prie ponios Cirokovos straipsnėje minimų pavienių vilkų. Taigi, Cirokovos pakviestas ekspertas teigia, kad mūsų retorika gali radikalizuoti žmonės. Žinote, aš esu žmogus pripratęs prie įvairių antikultistų ir jų bendrininkų provokacijų, bet čia net mane pribloškė aukščiausių laipsnių šio teksto autorių cinizmas. Jie tiesiog nuodija mus per žiniasklaidą, kuria neapykantos atmosferą, provokuoja žmonės agresijai, o paskui dėl to kaltina mus. Tuos, kurie turėjo pradėti gintis nuo tų pačių išpuolių ir kurie nebijojo pasakyti tiesos apie savo veiklą. Tai klasikinis manipuliacinis veidrodinių kaltinimų metodas. Jie kaltina savo auką būtent tuo, ką patys daro. Mes įstatymų besilaikantys piliečiai, nurodantys konkrečius neteisėtus viso organizuotų agentų infoteroristų tinklo veiksmus. Staiga tampame radikalais, o tie, kurie užsiima mūsų persekiojimu ir manipuliavimu, elgiasi taip, kaip tariamos mūsų retorikos aukos. Nors net džiaugiuosi, kad ponia Cirokova iškėlė šią temą, nes turiu daug ką apie tai pasakyti. Pradėsiu nuo kelių klausimų. Pirma, ar ponia Cirokova žino, kokios schemos bendrininkė tapo ir pagal kokius baudžiamo kodekso straipsnius patenka toks ekspertinis bendradarbiavimas su ponia Cirokova, ryškia Racers įtakos agentė Čekijoje. Ir kas iš tikrųjų yra šių žodžių, kurie buvo pacituoti šiame straipsnėje autorius. Ar ne pati ponia Cirokova šiai ekspertė pakišo iš anksto paruoštą tekstą su jai reikalingomis formuluotėmis? Būtų labai patogu apkaltinti kitą asmenį, kad išsisuktum nuo atsakomybės. Ypač, kai teisėsaugos institucijos jau turi tau klausimų, ar ne? Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Tai, ką daro ponia Cirokova ir kiti jos bendraminčiai, nėra sąžininga ir objektyvi žiniasklaida. Tai metodika, gerai suplanuota sistema, kuria siekiama sukurstyti neapykantą, stiprinti visuomenės susiskaldymą, kurstyti ir net programuoti žmonės smurtauti. Žinoma, jie puikiai žino, kokia retorika gali pastumėti tam tikrus silpnos psichikos žmonės, veikiamus specialių psichologinių veiksnių, įvykdyti išpuolius, nes jie yra šio verslo ekspertai, o nuo jų rankų jau nukentėjo daugybė žmonių. Tam jie turi neribotus išteklius, prieigą prie žiniasklaidos, priemonę, kurią jie gali teisėtai veikti po žodžio laisvės vėliava. Ir žinoma, turi rėmėjų bei valdžios atstovų, kurie jiems dengia užpakalius. O svarbiausia, jie yra apsiginklavę labai rimtai slapto psichologinio poveikio ir elgesio programavimo metodais, kad atliktų konkrečius veiksmus. Ir mano žodžius, priešingai nei ponios Cirokovos ir jos eksperto, patvirtina faktai. Pažvelkite į jų darbo schemą ir patys pamatysite dėsningumus. Pirma, jie skelbia pseudoekspertinę medžiagą su paslėptais skirtukais. Tuomet jie įtraukia savo aukų tapatybės. Tada jie laukia. Laukia žmonių, kuriuos užprogramavo pulti. Jie tiksliai žino, kokius trigerius naudoti, kokius žodžius parinkti, kaip suformuluoti tekstą, kad poveikis skaitytojų psichikai būtų kuo didesnis. Tai ne atsitiktinumas, tai ne emocijos, tai šaltas apskaičiavimas. Komentarai po jų straipsniais sudaužyti sektantų veidą, gydyti sušaudymais, nėra spontaniški agresijos protrūkiai. Tai tiesioginis jų manipuliacijos rezultatas. Jie žino, ką daro. Jie mato šios komentarus ir jie nuolat skelbia naują medžiagą, naujus adresus, naujus taikinius. Jų metodai ištobulinti per daugelį metų. Tai serijinių žudikų, kurie žudo kitų žmonių rankomis, veikiamų principas. Racers vadovai aprūpino juos pažangiomis nacių technologijomis, leidžiančiomis manipuliuoti žmonių protu ir pasąmonę.
Tačiau net naciai to nedarė taip klastingai. Šie slepiasi po nepriklausomos žiniasklaidos ir žodžio laisvės kaukę. Nors kiekvienas jų rašomas straipsnis yra užkoduotas smurto nurodymas. Kiekvienas jų parašytas straipsnis yra uždelstas teroristinis išpuolis. Taip jie provokuoja žmonės žudyti politikus. Taip jie verčia vaikus eiti žudyti vieni kitus, kurdami naujus skerdynių atvejus. Pateiksiu aišku pavyzdį, kaip tie patys žurnalistai, čekų ir slovakų, kurie dabar mus nuodija ir kurie jau parašė 400 demonizuojančių publikacijų prieš mus, taip pat organizavo pasikėsinimą į Slovakijos ministrą pirmininką Robertą Fico. Turėtume atiduoti pagarbą ponui Fico, nes jis, ko gero, buvo pirmasis aukšto lygio politikas, kuris labai gerai suprato tokių žurnalistų kaip Cirokova ir žiniasklaidos priemonių, nuolat naudojančių nacistinius racijos metodus, keliamą grėsmę ir ėmėsi konkrečių veiksmų, kad neutralizuotų jų keliamą grėsmę visai Slovakijos tautai. Deja, tai baigėsi pasikėsinimu jį nužudyti ir tai labai aiškiai parodo, kaip toli jie pasirengę nueiti, vis dar mėgaudamiesi savo nebaudžiamumu. Panagrinėkime kai kurias šių įvykių detalės. Kiek galiu spręsti iš filmo poveikis, pateiktos informacijos apie paslėptų manipuliacijų metodus, pasirengimo teroristiniam išpuoliui prieš poną Fico mechanizmas buvo pradėtas kurti gerokai anksčiau, nei buvo paleistas šūvis. Prieš pasikėsinimą buvo vykdoma ilga informacinė ir psichologinė kampanija. Ilgą laiką ta pati žiniasklaida, ypač RTVS ir pavieniai žurnalistai sistemingai kritikavo pono Fico veiklą, diskreditavo ir net demonizavo jį. Be abejo, šioje kompanijoje figūruoja ir ponė Cirokova. Nors atrodytų, kodėl čekų žurnalistai turėtų rūpėti Slovakijos vidaus reikalai, kaip įvykiai klostėsi toliau. Nuostabus sutapimas. Netrukus po to, kai ponas Fico iškėlė klausimą dėl vienos iš šių žiniasklaidos priemonių, tai yra transliuotojų RTVS panaikinimo dėl šaliai žalingos veiklos, buvo pasikėsinta į ministro pirmininko pono Fico gyvybę. Tai tikrai galėjo būti paprastas sutapimas. Jei ne paties Šaulio parodymai. Praėjus vos kelioms valandoms po sulaikymo, policijos koridoriuje užpuolikas Jurai Cintula, beje 71 metų pagyvenęs vyras, paklaustas apie savo poelgio motyvus, atsakė, kad nužudyti poną Ficą jį paskatino nepritarimas ministro pirmininko vykdymai politikai, ypač dėl RTVS panaikinimo. Ir štai čia svarbiausias dalykas. Vaizdo įraše, kuriame užfiksuota Šaulio reakcija, matyti, kad jis vis dar neatsigavo po incidentų. Tai reiškia, kad būdamas streso būsenoje, dezorientuotas ir prastai kontroliuodamas savo būseną, Cintula mechaniškai išduoda tai, kas yra arčiausiai jo sąmonės aktyvų. Įsitikinkite tuo patys. Nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo? Veď sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo súdia Mazavie? Prečo... Ar tai skamba kaip sąmoninga, logiškai pagrįsta prasminga kalba žmogaus, kuris yra įsitikinęs tuo, ką sako ir ką padarė? Ne, tai labiau panašu į autopilotą, kuris užduoda jame įdėtą formuluotę. Panagrinėkime situacijos absurdiškumą. 71 metų vyras ruošiasi įvykdyti žmogžudystę ir tyčinę savižudybę, neva dėl televizijos kanalų uždarimų. Juk jis suprato, kad ministras pirmininkas yra saugomas ir kad yra didelė tikimybė, kad jie gali pirmieji šauti. Taigi pagyvenęs senas vyras ėjo daryti nusikaltimo, kurio pasekmė kalėjimas arba mirtis tik dėl kažkokio televizijos kanalo? Dėl kokios aukos? Ar taip jis gynė savo interesus? Tai prieštarauja bet kokiai logikai ir sveikam protui. Tai prieštarauja net elementariam savisaugos instinktui. Tačiau užprogramuotas vykdytojas, kurio sąmonėje įdiegtas tam tikras kodas,
elgsis priešingai logikai, sveikam protui ir net priešingai savisaugos instinktui. Pats ponas Fico, vos atsigavęs po pasikėsinimų, iš karto nurodė šias antivyriausybinės žiniasklaidos priemonės į atsakingų už išpuolį prieš jį asmenų sąrašą. Jo pasąmonė aiškiai atpažino grėsmės šaltinį. Būdamas pasikėsinimo auka, jis instinktyviai nustatė, iš kur buvo smogta. Tačiau net pats ponas Fico, būdamas patyręs politikas, negalėjo iki galo išnarplioti visos schemos. Kodėl? Todėl, kad visi esame įpratę ieškoti paprastų sąsajų. Kažkas davė komandą, vykdytojas nuėjo šaudyti. Tačiau ši schema veikia kitaip. Per netiesioginę nuotolinę įtaką. Tai tarsi radijo bangomis valdoma bomba. Matote sprogimą, matote žmogų su detonatoriumi, bet nematote radijo bangų, kuriomis perduodamas signalas. Taip pat ir čia. Raktas į šią situaciją slypi pirmosiuose užpuoliko žodžiuose iškart po sulaikymo. Juk tai buvo ne tik motyvų paaiškinimas, tai buvo suveikiančios programos kodų fragmentas, įdiegtas į pasąmonę per specialias publikacijas, kuriuose yra paslėptų psichologinių skirtukų ir užkoduotų dirgiklių. Streso ir dezorientacijos būsenos žmogus išdavė būtent tai, ką į jo psichiką įdėjo manipuliatoriai. Jis buvo tik įrankis rankose tų, kurie pasitelkę žiniasklaidos leidiniuose paslėptas manipulacijas, ilgą laiką rengė šį pasikėsinimą. O tikrieji pasikėsinimo organizatoriai liko šešėlyje. Savo žaidimui paaukoja gyvo žmogaus gyvenimą. Dar vienas įrodymas, kad tai buvo nuotolinis programavimas per žiniasklaidą, yra tai, kad bandymai nužudyti poną Fico nesiliovė. Pirmiausia, jis gavo voką su kulka, o tai yra tiesioginis grasinimas. O dar po kurio laiko antras bandymas nužudyti. Ir vėl atkreipia dėmesį šio antro užpuoliko, kalbant jų žargonu, vienišo vilko elgesys. Nieko aplink nematydamas, įkrautas neapykantos, tarsi užhipnotizuotas, jis bando praeiti pas poną Fico tiesiai pro metalo detektorių su šaunamuoju ginklu. Vėlgi, jokios situacijos įvertinimo, jokios savisaugos instinkto, jokios logikos. Tiesiog tiesioginis judėjimas link taikinio tarsi savadarbė raketa. Aš, žinoma, nesu specialistas, bet man atrodo, kad tai būdingi išoriškai kontroliuojamo žmogaus požymiai, kai jo paties valia visiškai nuslopinama įdiegtos programos. Nauji grasinimai ir pakartotinis pasikėsinimas į pono Fico gyvybę yra tiesioginis įrodymas, kad žudiko užkodavimo programa buvo pradėta vykdyti būtent per informacinį lauką. Tai tarsi užmestas žvejybinis tinklas. Anksčiau ar vėliau į šį tinklą pakliuvo tam tikro psichikos tipo žmogus, politiškai angažuotas, imlus įtaigai ir manipuliacijoms. Ir blogiausia, kad šis tinklas ir toliau veikia. Ir neįmanoma nuspėti, kiek dar žmonių į jį pakliūva, kiek iš jų jau užprogramuoti ir laukia signalo, kad įsijungtų. Nesunku įsitikinti tuo, ką sakau. Užtenka objektyviems, su antikultistais nesusijusiems specialistams retrospektyviai diagnozuoti abiejų vienišų vilkų, bandžiusių nužudyti poną Fico asmenybės psichikos būklę. Ir tada bus aišku, kas juos apmokė ir davė komandą FAS. Žmogaus atmintis yra unikali, o mūsų smegenys puikus diktofonas. Jos įrašo viską. Kiekvieną persakytą žodį, kiekvieną peržiūrėtą medžiagą, kiekvieną iš išorės įvestą idėją. O profesionalūs tyrėjai, dirbantys su žmogaus atmintimi, gali tiksliai atsekti visą grandinę. Tai tarsi kompiuterio kodas. Ir specialistai šį kodą gali išnarpliuoti eilė po eilės. Kada ir kokios publikacijos pagimdė pasikėsinimo į žmogžudystę idėją, po kokių publikacijų ji buvo sustiprinta, kas pasitarnavo tiems trigeriams, koks trigeris paleido įskiepytą vykdymo programą. Tokiu būdu galima visiškai atkurti vaizdą, kaip buvo užprogramuotas protas, kuris paprastą pensininką pavertė nuotoliniu būdu veikiančiu žudiku.
Kai tyrėjai pradės aiškinti šią painiavą, jie neišvengiamai pereis prie šaltinio žiniasklaidos priemonių, kurios pradėjo šią Roberto Fico nužudymo programą. Ir tai, kad šaltinis buvo konkreti žiniasklaida, yra neabejotina. Juk žmogaus įsitikinimus formuoja iš išorės ateinanti informacija. O tie, kurie vykdo tokias operacijas, puikiai žino, kad būtent gaunama informacija padaro žmogų tokį, koks jis yra. Ypač ta informacija, kuri prasiskverbia į pasąmonės gelmes. Ji taip pakeičia žmogų, kad jis pradeda vadovautis iš išorės įdiegtomis nuostatomis, būdamas visiškai tikras, kad tai yra jo sąmoningas pasirinkimas ir nesuvokdamas, kad juo manipuliuojama. Kitų šaltinių Fico užpuolikas neturėjo. Jis asmeniškai nepažino savo aukos, su ja nebendravo. Iš kur kilo ši visa apimanti neapykanta? Tik iš žiniasklaidos pranešimų, kurie metodiškai diena po dienos diegė neapykantos programą jo sąmonėje. Kaip dėlionė prie dėlionės jos kūrė paveikslą. Ir visa motyvacija, kabutėse, buvo dirbtinai suformuota žiniasklaidos manipuliatorių. Galima įrodyti kiekvieną tokio nuotolinio asmens užprogramavimu įvykdyti teroro aktą žingsnį. O svarbiausia, galima įrodyti tokio programavimo tikslingumą. Kažkas man sako, kad jei patrauksime už virvučių, paaiškės, kad visi pasikėsinimo į Slovakijos ministrą pirmininką Robertą Fico organizatoriai yra tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su Rusijos proreliginė organizacija Racirs ir jos vadovu Dvorkinu. Tada viskas stoja į savo vietas ir pagaliau bus įrodyta, kad visi šie Racirs agentų tinklo ideologai yra tie, kurie apginklavo savo įtakos agentus metodais, kaip nuotoliniu būdu sukurti Cirokovos kūrinyje minimus vienišus vilkus ir nukreipti juos į tam tikrą taikinį. Suprantama, kad jie nenori, jog visas jų tinklas būtų atskleistas, todėl bando ant mūsų užsiundyti savo šunis. Jie bando ant mūsų užmauti vilko kailį. Štai kodėl iškart po pasikeisinimo į poną Fico kilo toks triukšmas, kai visas būrys žurnalistų bandė pasiekti, kad byla būtų perkvalifikuota iš teroristinių išpuolių į tyčinį pasikeisinimą nužudyti. Nes nepaisant visų slaptų veiksmų, jie bijo, kad anksčiau ar vėliau jų planas bus atskleistas ir tada jie bus patraukti atsakomybėn pagal visus įstatymus. Daugeliu gali kilti klausimas, kodėl Rusijos Racirs taikėsi į politinį lyderį, kuris laikėsi aiškiai prorusiškų pažiūrų. Tai paprasta. Paaiškinu. Racirs ideologams labai naudinga gilinti Slovakijos žmonių susiskaldymą. Lygiai taip pat, kaip jiems buvo pelninga nuversti prorusišką Ukrainos prezidentą Viktorą Janukovičių, kad pagilintų visuomenės susiskaldymą ir ją radikalizuotų. Juk kai dauguma žmonių balsuoja už prorusišką Fico, išrenka jį atstovauti jų interesams, o jis nužudomas. Logiška, kad tai atitinkamai sukels daugumos neapykantą provakarietiškai mažumai. Tai savo ruožtu padidins įtampą šalyje, sudarys sąlygas konfliktams ir chaosui, įskaitant ginkluotus konfliktus, kaip buvo Ukrainoje. Ir tai labai palanku Racirs ideologams siekiantiems galiausiai paveikti visos ES vientisumą ir stabilumą. Tai tas pats gerai išbandytas mechanizmas, nes jie yra manipuliavimo baimė ir chaoso valdymo meistrai. Aš dar kartą kartoju, tikrinkite, atlikite ekspertizes, aiškinkitės. Nesunku įrodyti viską, ką paminėjau. Būtina pasitelkti specialistus, normalius specialistus, kurie supranta, kaip tinkamai atlikti tokią psichologinę diagnostiką tiems, kurie įvykdė pasikeisinimą. Teisėsaugos institucijos tuo turėtų užsiimti jau dabar. Nes tol, kol veiks šis kontroliuojamų žudikų gamybos fabrikas, kol veiks ši žiniasklaidos programavimo sistema,
Tol mes matysime naujus pasikėsinimus, tokius kaip į Slovakijos ministrą pirmininką Robertą Fico ir JAV prezidentą Donaldą Trumpą, naujus klastaus ir masinio šaudimo atvejus. Beje, pridursiu, tik suskaičiuokite, kiek straipsnių ponia Cirokova jau yra parašiusi šaudynių mokyklose tema. Perskaitykite juos. Atkreipkite dėmesį į datas ir į tai, kad beveik visose juose kritikuojamos valdžios institucijos ir teisėsaugos institucijos ir pabandykite patys rasti protingą paaiškinimą, kas gali pateisinti tokį maniakišką domėjimąsi šią temą. Jie nėra žurnalistai. Jie yra proto manipuliatoriai, tyčia kuriantys žudikus. Jie blogesni už paprastus žudikus. Maniaką žudo pats. Šie sukuria vykdytojus, kurie net nesuvokia, kad jais manipuliuojama. Ir blogiausia, kad jie tai daro ir toliau, žinodami rezultatus, matydami pasekmes, suprasdami, kad jų veiksmai veda prie tikro smurto. Jie tęsia, nes tai yra jų didesnės strategijos, kuria siekiama sukurti kontroliuojamą chaosą dalis. Todėl dabar šie vilkai bando kaltinti mus dėl to, ką patys daro. Bet kuriame teisme būtų lengva įrodyti visų šių žurnalistų ryšių su Dvorkinu, o kartu ir su jo mokytojais iki pat Kiuneto, kuris sukūrė tokį nacizmą, kokį mes žinome. Taip pat nesunku įrodyti, kad būtent jo idėjomis ir metodais dabar naudojasi Racirs agentai Čekijoje, Slovakijoje, prieš ministrą pirmininką ir Jungtinėse valstijose prieš prezidentą Trumpą. Šie nacių metodai pritaikyti šiuolaikiniams sąlygoms, kurios Racirs ideologai ir jų agentų tinklas naudoja manipuliuodami žmonių sąmonę. Savo destruktyvumu prilygsta tik masinio naikinimo ginklams, o tam tikra prasme net juos pranoksta, nes naudojami slaptai, leidžia laisvai rinktis aukas nuotoliniu būdu, o dėl to nukenčia daugybė žmonių. Būtent šie metodai leidžia Racirs ideologams sėkmingai siekti savo tikslų ir uždavinių, išliekant nepastebėtiems. Radikalizmas, ekstremizmas, agresyvi retorika. Tai, ką jie daro patys, jie nukreipia į mus ir sako, kad neva kyla grėsmė jų saugumai. Tačiau mes niekada su tuo nesusidūrėme, nes neturime prieigos prie žiniasklaidos ir spaudos. Skirtingai nei jie, mes niekada nenaudojame slaptų manipuliavimo ir poveikio sąmonė metodų. Mes visada raginome siekti taikos ir raginome atkreipti dėmesį į klimatą. Mes niekada nelėtėme ir nekenkėme tiems, kurie dabar persekioja Alatrą. Tai ne mes pradėjome. Visada skatinome kritiškai vertinti savo mintis, sekti, kas ir kaip ateina į galvą ir kokios emocijos kyla po konkrečių minčių. Mes visada pasisakėme už gyvenimo vertę, tačiau jie patys atėjo pas mus ir pradėjo mus vadinti sektantais, klijuoti mums etiketės, naikinti mūsų likimus, stumti į sąlygas panašias į genocidą. Mes, judėjimo Alatra nariai, buvome persekiojami 10 metų. Per tą laiką žiniasklaidoje buvo paskelbta labai daug diskredituojančios medžiagos. Daugiau nei 200 milijonų JAV dolerių buvo išleista siekiant visuomenės akyse demonizuoti nekaltus savanorius, kurie nieko daugiau nedarė, tik informavo visuomenę apie klimato kaitą, filmavo interviu su įvairių sričių ekspertais ir rengė tarptautinės konferencijas. Tačiau dabar Slovakija ir Čekija kartu su kitomis šalimis, kurios savo portaluose perspausdino tuos leidinius, sumušė visus rekordus. 400 publikacijų per 3 savaitės. Pagalvokite apie tai. 40 yra daug, bet 400? Ir kuo šie leidiniai užpildyti? Kaip manote, kam jie ruošia savo vienišų vilkų gaują? Dabar paspauskite pauzę. Sustokite ir perskaitykite.
Kaip manote, kas tai yra? Ar tai nėra ekstremizmas? Ar tai nėra radikalizmas? Ar žinote, kokios yra to pasiekmės? Ar kada nors susimąstėte, kaip gyvena tie žmonės, kuriems klijuojama sektanto etiketė, kuriems sąmoningai klijuojama pavojingų, keliančių grėsmę visuomeniai, destruktyvių etiketė? Kiek pasikeisinimų į mūsų dalyvių gyvybės buvo įvykdyta dėl jų retorikos, dėl jų šmeižikiškų, dehumanizuojančių straipsnių, dėl sąmoningai sukurtų demonizuojančio Alatrą įvaizdžio. Mes netėjome pas juos ir neparodėme, kur jie gyvena. Tai jie, tie Racirs agentai, atėjo pas mus ir pradėjo mus nuodyti. Tai jie pasiuntė prieš mus savo nacių įkvėptus žudikus. Manote, kad mūsų atmintis trumpa? Mes vis dar turime masinių nusikaltimų, kuriuos jie vykdė įrašų. Visi prisimena, kaip tokie žurnalistai, kaip tie, kurie šiandien mus dehumanizuoja, prieš 10 metų sudarė sąlygas, kai radikalizuoti jaunuoliai, įsiutinti Rusijos proreliginės organizacijos Racirs agentų, užpuolė vieną iš Alatra savanorių komandų. Juos išprovokavo žiniasklaidoje skleidžiamas pasakymas, kad mes esame už Putiną. Ir tai įvyko tuo metu, kai Donbase jau buvo ginkluota konfrontacija. Šie radikalizuoti jaunuoliai įsiveržė į pastatą, kuriame vyko tarptautinė internetinė mūsų dalyvių konferencija. Užpuolė žmonės, išvartė stalus, su putomis iš burnos šaukė ant išsigandusių moterų. Jie sustojo tik tada, kai suprato, kad vyksta tiesioginė transliacija JAV ir Europoje. Ir tai mato visas pasaulis. Kiek dar vienišų vilkų, įniršusių dėl Racirs agentų, naktimis lauždavosi į namus, ištemdavo dalyvius ir juos sumušdavo. Ar manote, kad mes pamiršome, neprisimename? Kaip jie užpuldinėjo gatvėse, kiek kartų buvo kėsinamas į dalyvių gyvybės iš Rusijos, nes mes neva proamerikietiški, arba SBU agentai Ukrainoje, nes mes neva prorusiški. O kiek kartų buvo pasikėsinta į Igorio Mikhailovičiaus Danilovo gyvybę? Ką jie dabar sako? Kad tai yra pavojingo sektos lyderis, kuris turi būti pašalintas, sunaikintas. Ir jie tai sako atvirų tekstų. Ir kiek kartų Rusijos Racirs agentai bandė tai realizuoti. Dabar tie patys žurnalistai, kurie paskelbė 400 publikacijų, rodo, kur jis gyvena, kam ir kodėl jie tai daro. Ar ne dėl savo tų vienišų vilkų ir kieno nurodymų jie veikia? Ar ne tų, kurie pradėjo panašią schemą Ukrainoje ir nekartą ten paleido savo vienišus vilkus? Ten taip pat prieš pasakydami FAS, jie parodė, kur jis dirba, kur lankosi, kaip atrodo ir kur gyvena. Buvo parodyta visa jo šeima. Dėl ko? Ir kodėl šie Racirs agentai Čekijoje ir Slovakijoje kartoja viską, ką Rusijos Racirs agentai darė Ukrainos teritorijoje? Sakykite, ar tai nėra ekstremizmas? Ar tai nėra radikalizmas? Tarp jūsų tų, kurie žiūrite šį vaizdo įrašą, yra teisininkų, advokatų, žmogaus teisių gynėjų ir tiesiog protingų, mąstančių žmonių. Atsakykite, kai žmogaus gyvybė nuolat gresia pavojus dėl to, kad visuomenė yra nuteikiama prieš jį, pasitelkiant neigiamus žiniasklaidos įrašus, kai formuojamos ekstremistinės nuotaikos prieš nekaltus, įstatymų besilaikančių žmonės. Ar tai teisėta? Ar žmogus turi teisę gintis teisinėje srityje, kreiptis į teisėsaugos institucijas, prokuratūrą, kad apsaugotų savo šeimos ir savo vaikų bei bendraminčių gyvybę? Štai įstatymai, štai konstitucija. Bet kodėl visi tyli, kai atvirai pažeidžiamos Čekijos žmonių teisės ir laisvės, Slovakijos žmonių? Atsakykite, kas apgins žmonės,
Kas apgins paprastus žmonės, jei net patiems prokurorams reikia apsisaugoti? Pažvelkite į agresiją prieš Slovakijos prokurorus, kurie norėjo apsaugoti žmonės ir demokratiją. Kai Slovakijoje Alatra narys kreipėsi į prokuratūrą su prašymu suteikti jam apsaugą, pateikė visus reikiamus dokumentus, įrodymus ir buvo iškelta teisėta baudžiamoji byla. Ką padarė išsigandę Racijos proreliginės organizacijos Racijos agentai? Jie surengė viešą plakimą, kad visi prokurorai ir teisėsaugos institucijų atstovai bijotų ginti žmonių teisės, kad žmonės tylėtų ir bijotų. Jie suaktyvino visus savo žiniasklaidos išteklius. Praktiškai visas Racijos agentų tinklas buvo demaskuotas Slovakijoje ir Čekijoje. Jie paskelbė 400 straipsnių. Ir tuose straipsniuose jie viešai diskreditavo prokurorus visuomenės akyse. Apkaltino juos ryšiais neva su pavojinga sekta. Ar Europoje negalima ginti savo teisių ir ginti savo gyvybės, kaip ir Rusijoje, kur valdžia beveik visiškai priklauso Racijos ir jų agentams, kur žmonės nebeturi jokių demokratinių teisių? O kadangi šio agentų tinklo žurnalistai naudojo vilkų įvaizdį, kalbėkime iš esmės. Mes pradėjome kalbėti tiesą ir sakyti faktus apie nusikalstamą vieningo koordinuoto proreliginės organizacijos Racijos agentų tinklo veiklą. Kalbėti apie tai, kokias kančias jie sukelia žmonėms, kaip puola nekaltų žmonės. Ir čia paaiškėja kas? Vilkai įsiutę, kad avys priešinasi tam, kad jie smaugtų. Išsigando ir pabruko uodegas bijodami, kad ištrauks jiems dantis ir padarys klizmą. O dabar mes matome, kaip vilkai klykia. Mes vargšai nelaimėliai. O kas šaukė, kad esame vėžiniai augliai ir kad mus reikia išrauti kaip piktžolę su šaknimis? Šiuose straipsniuose sakoma, jos tampa agresyvios. Štai ką jie sako. Avys tapo agresyvios, o vilkai nori jas sunaikinti. Na, jei demokratinėje valstybėje ginti savo teisės ir gyvybę yra neteisėta, tuomet atvirai pareiškime, kad mes vėl norime nacizmo laikų. Tada pripažinkime, kad nesame prieš geltonąsias žvaigždes, nei prieš žmonių genocidą. O ką, ar Rusijos proreliginės organizacijos Racijos agentų naudojami metodai jums neprimena nacių metodų? Tuomet pažvelkime kartu. Pažvelkite į šias nuotraukas. Šie vaikai nešioja geltonas žvaigždes su užrašu žydas. Ar žinote, kodėl jie jas užsidėjo? Tam, kad atskirtų žmonių grupę nuo visuomenės, kad protingi išsilavinę Vokietijos gyventojai jaustųsi pranašesni už kitus ir sutiktų, kad žydų tautą reikia išrauti su šaknimis, nes jie yra mikrobai, ne žmonės, o parazitai, priešai, įsibrovėliai, ligų platintojai, kurios žmonijos labui reikia sunaikinti, marų ir ligų skleidėjai. Etiketė sektantas yra lygiai tokia pati šių laikų geltonoji žvaigždė. Ir aš manau, kad visi tai žino. Bet man nesunku prisiminti, kokias pasekmes sukėlė tokie metodai. Reikėtų priminti, kad naujo atgimimo nacizmo fiureris, proreliginės Rusijos organizacijos Racijos vyriausias ideologas Aleksandras Dvorkinas, mėgsta grupės, kurias pavadino sektomis, lyginti su vėžinio auglio. Kokios asociacijos kyla išgirdus apie vėžinį naviką? Išnaikinti, išpjauti, atsikratyti. Jei sektos yra vėžinis auglys, tai tokiu būdu Racijos agentai sąmoningai įterpia tokias kalbas, kad sužadintų visuomenės norą atsikratyti kabutėse nepageidaujamų organizmo elementų. Lygiai tokį patį dehumanizacijos metodą naudojo naciai, siekdami sukelti Vokietijos visuomenėje norą atsikratyti žydų tautos ir kitų nepageidaujamų grupių. Tokia yra nacizmo esmė.
je smysl nacismu? Tiesiog indoktrinuoti kai kurios žmonės, Jedni tím, že jsou nebezpeční druzí. kokią ideologiją, naudodamisi tais pačiais metodais kaip nacistai, skleidžia žurnalistai iš Sezam Spravi, Aktualti, Esmi, Cizden ir kitų tinklų, užsiimančių antikultinę veiklą, atkartodami naujo fiurerio Aleksandro Dvorkino retoriką. Dvorkina. Beje, matyt, žmonės jau seniai pastebėjo, kad ponia Cirokova laikosi nacizmo ideologijos. Cirokova hlásí, Pažvelkite į šį 2022 metų įrašą, padarytą netrukus prieš tai, kai ji, matyt, gavo racijos nurodymą pradėti aktyvų judėjimo Alatra dalyvių dehumanizaciją. členů hnutí Mes nevertiname, nesmerkime, pateikime faktus, vadiname daiktus tikraisiais vardais. nazýváme, Tada leiskite teisininkams nagrinėti įstatymus. ať se právníci podívají. Teisė yra demokratijos institutas To je to, co ir mes palaikome šį imunitetą. a my tuto imunitu Grįžtant prie neseniai pasirodžiusios ponios Cirokovos publikacijos, nedávné publikaci paní tam tikras ekspertas teigia, kad kyla grėsmė saugumui, kad Alatra yra radikali sekta hrozba, že Alatra ir lygina ją su ekstremistinė teroristinė organizacija ISIS, extremistickou teroristickou organizací ISIS paminėdamas, kad tai, ką mes darome, yra net blogiau nei tas, ką daro ISIS. je ještě mnohem horší než to, co má ISIS. Dar kartą atkreipiu dėmesį. Ještě jedna 400 ekstremizmo ir melo kupinų Rusijos proreliginės organizacijos racijos publikacijų lží nukreiptų prieš Alatrą. boženské organizace Racirs proti Šimtai grasinimų savanoriams. stovky Jie teigia, kad mūsų retorika pasikeitė, prý se tapo radikali ir ekstremistinė. stala se radikální a extremistická. Mes sakome tik tiesą, My jen hovoříme faktus ir įrodinėjame priežastis ir pasiekmes. a dokazujeme příčiny, Mes neraginime niekam eiti kur nors ir kam nors padaryti ką nors blogą. aby nikam šel a někomu něco zlého, Mes raginame, kad veiktų demokratiniai įstatymai. aby fungovaly demokratické zákony. Mes raginame tuos, kurie atsakingi už demokratijos ateitį, vis dėlto atlikti savo darbą ir pareigas. Aby přece jen Kaip tik to mes ir reikalaujame. Tačiau mes nieko prieš nieką nekurstome. ale nikoho proti nikomu Taigi, kur yra mūsų ekstremizmas ir radikalizmas? náš extremismus. Ar tai, kad sakome tiesą? Je to snad Ir kokie yra grėsmė saugumui? a v čem spočívá bezpečnost? Dėl ko reikia mūsų bijoti? Koho se Ir kam mūsų bijoti? Mes neturime spaudos ar žiniasklaidos. Mūsų socialiniai žiniasklaidos kanalai užblokuoti ir ištrinti. na sociálních sítích jsou blokovány a Mes niekada nesinaudojame jokiais sąmonės poveikio ar manipuliavimo metodais, metody ovlivňování, kad kurstytume neapykantą ar agresiją, abychom podněcovali nenávist a agresi. nes mes esame sąžiningi ir padorūs žmonės Čestní ir mūsų nejaudina kitų žmonių kraujas, a nevzdělaní. priešingai nei Racirs agentų. Na rozdíl od Mes nesidžiaugiame, kai kas nors kenčia, nemáme radost, když někdo priešingai raginame taiką vyzýváme ir draugystę ir nurodome bendrą priešą – klimato kaitą. na společného nepřítele. O jiems mūsų nėra ko bijoti. A oni se nás Po mūsų niekas neteis, nebent jie patys surengs provokaciją, pokud per kurią nukentės kas nors iš jų pačių aplinkos. O paskui jie dėl to apkaltins mus. a pak Manote, kad jie gailisi vieni kitų? Ne, že je jim líto, kiekvienas už save. ne. Jei jie taip pasielgė su mumis, su kitomis organizacijomis, kuriuose dirba daugybė žmonių, kodėl jiems turėtų būti gaila vienas kito? Litovat navzájem. Kad išgelbėtų savo kailį, jie sunaikins bet ką. Jen aby si zachránili. Ir žinote, kodėl jie išsigando? A víte proč? Nes paaiškėjo tiesa. Protože pravda, Visa tiesa apie jų nusikalstamą veiklą. pravda o jejich zločinech Apie tai, kiek tragedijų ir sielvartų jie atnešė žmonėms. a zármutku lidem Faktą apie tai, fakta kad visi, kurie užseima antikultinę veiklą, podílí na kurią dangsto Rusijos proreliginės organizacijos Racirs agentai, bus nubausti. Racirs zaštiťuje Tačiau mes niekada neraginome ir neraginsime jokios neapykantos ir agresijos. nevyzývali. A nikdy Mes neskirstome žmonių ir neklijuojame jiems etikečių. ne lidi. A nenálepkujeme. Mes visada pasisakome už taiką ir gyvybės vertę. Tačiau esame už tai, kad veiktų įstatymai, Proto, kad būtų išsaugota demokratija. aby Alatra visada pasisakė už gyvybės vertę. Mums ji yra svarbiausia. hodnotu života. Mes žinome, koks pažeidžiamas yra žmogus ir žmonija. Zranitelnost lidstva. Mes 10 metų persekiojami ir dėja mūsų dideliam apgailestavimui esame teisūs dėl klimato kaitos. Pokud
Atlikome klimato priežasčių ir pasiekmių tyrimą. Taip, atlikome analizę, kasinėjome, studijavome, mokame analizuoti ir lyginti faktus. Ir žinote, tai labai pravertė. Įjungėme savo analitinius įgūdžius ir dabar matome, kas vyko 30 metų ir kaip susiformavo visas šis proreliginės organizacijos Ratzirs koordinuotas agentų tinklas. Taip, mes toleravome ir tylėjome 10 metų, kol kažkas tyrė ir nagrinėjo. Mūsų prašė nesipriešinti. Tačiau žinote, neseniai mes tuos tyrėjus pasiuntėme velniop. Jie gali metų metus tirti, kas stovi už nacizmo atgimimo. Mums nusispjaut, kas tam vadovauja, kas už to stovi, ar kas tai organizavo. Mes matome faktus. Ir mums nereikia jų slaptų ataskaitų, tyrimų. Mes patys matome. Juk štai jie, visiems prieš akis. Tie manipuliatoriai ir žudikai, tie, kurie vykdo nusikaltimus prieš žmoniją ir kurie genocidui pasmerkė daugybę žmonių. Todėl pateikime jums šios faktus, kad jūs galėtumėte patys padaryti išvadas. Patikrinkite kiekvieną mūsų žodį ir įsitikinkite, kad mes esame teisūs. Pateikime faktus apie agentų ryšius su Rusijos proreliginė organizacija Ratzirs ir apie tai, kad jiems vadovauja Dvorkinas, žmogus su psichikos diagnoze, tiesioginės nacizmo metodų paveldėtojas ir nacizmo kūrėjų mokinys. Mes kalbame apie jo agentų tinklų taikomus metodus ir smegenų plovimą. Tegul to užseima teisinį išsilavinimą turintys žmonės. Pažvelkite tiesą į akis, susigrąžinkite savo kritinę sąmonę, nes grėsmė yra rimta. Kaip jūs reaguojate į Ratzirs užsakymo veikiančių žmonių publikacijas? Ko jie siekia? Jie ne tik paskelbė 400 straipsnių, bet ir pasitelkė deputatus, politikus ir kitus atsakingus asmenis, užimančius viešas pareigas, tariamai antikultinėmis temomis, kad užčiauptų mums burnas, kad nesakytume tiesos. Ir kodėl? Kodėl jiems reikia mus nutildyti? Viskas paprasta. Kad galėtų tęsti savo veiklą ir organizuoti čia tai, ką jie padarė Ukrainoje. Pažiūrėkite, kas ten vyko. Tas pats, kas dabar vyksta Čekijoje ir Slovakijoje. Ir niekas to nepastebėjo, kol neprasidėjo karo veiksmai. Pirmiausia, Rusijos proreliginės organizacijos Ratzirs pasiekėjai ten užverbavo savo agentus. Paskui, prisidengdami Rusijos stačiatikių bažnyčios autoritetų, Rusijos visuomenėje skleidė pasakojimus, kad Ukraina yra sekta ir ją reikia deprogramuoti. Toliau mes jau matome pagrindiniuose Ratzirs ideologų resursuose, kad visi Ukrainos žmonės turi būti denacifikuoti ir desatanizuoti. Netikite manimi. Pažiūrėkite į ekraną. Ar dabar suprantate, kur veda tokia retorika? Ar suprantate, kodėl kova su tariamais kultais ir sektomis yra ne kas kita, kaip skėtis, kuriuo jie prisidengia savo tikrosius tikslus? Prisidengdami RPC interesais, jie propaguoja savo antisemitinius įstatymus, dehumanizuoja nepageidavimus politikus, kurie trukdo gyvendinti jų tikslus. Jų interesai toli peržengia vienos valstybės ribas. Jie sugriovė demokratiją Rusijoje, įsibrovė į Ukrainą, kuri vis dar kovoja už savo demokratiją, paskelbė ES ir JAV sektomis. O dabar jūs matote, ką jie daro čia, Čekijoje ir Slovakijoje. Ir kaip viskas klostosi Ukrainoje. Panaudota dar viena mėgstama priemonė tų. Tie, kurie prisidengia antikultinę veiklą. Deprogramavimas. Tik deprogramavo jie taikius žmonės. Nemaldomis ir šventu vandeniu. O patrankų raketomis ir tankais. Jau žuvo ir dėja toliau žūsta daugybė Ukrainos žmonių.
Štai tiesa, apie kurią kalbame ir dėl kurios mums nori ščiaupti burnas. které nás chtějí umlčet. Pagalvokite, palyginę visus faktus, ką jie nori padaryti su mūsų šalimi, ką jie nori padaryti su Europa. Co chtějí udělat s Evropou? Aš dar kartą kreipiuosi į visus, kurie turi ką nors bendro su teisinė praktika. Ištirkite sąveikos sąsajas, kas yra tie žurnalistai, kurie sistemingai dehumanizuoja politikus, mažas religinės ir nereliginės organizacijas, Náboženské organizace. kurie naudoja nacistinę retoriką, perteikdami Rusijos proreliginius organizacijos stracijos naratyvus. Náboženské organizace rád Ištirkite, kaip jie veikia, kokius metodus naudoja jednají, jaké metody používají. ir atsakykite į klausimą bent savo. Jste si na otázku alespoň Ar jie pažeidžia žmonių teisės? Ar veikia žodžių laisvės rėmuose, kaip žurnalistai? svobody slova. Ir analogiškas klausimas tiems patiems stracijos agentams, kurie užsimdami svarbiausius postus valstybės struktūrose, priima sprendimus ir skatina jų veiklą, padėdami ir slėpdami jų nusikaltimus žmogiškumui. Jejich zločiny prostřednictvím Ar tai yra įstatymų pažeidimas, ar ne? zákona nebo ne? Tokie žurnalistai prisidengia žodžio laisvę ir teigia, Svobodou slova kad jie tik aiškina visuomenį apie sektų problemą. i veřejnosti problém Pateiksiu jums istorinę paralelę. tu historickou paralelu. Přesně Julijus Streicheris tarptautinėme Niurnbergo karinėme tribunole kadaise lygiai taip pat apibūdino savo veiklą. připomínám, Priminsiu, kad į prokuratūros cituojama ištrauka iš jo žurnalo Naikintojas straipsnio byla obžaloba pasaulis gali būti atkurtas tik tuo atveju, jei bus sunaikintas baisiausias žmogaus mikrobas – žydas. lidstva, Streicheris atsakė, kad tarp straipsnėje pateiktų teiginių ir masinių žudynių yra didelis skirtumas. a masovými vraždami O 1944 m. vasario mėnesį sakoma, v tím článku uvedl. kas daro tai, ką daro žydas, yra niekšas ir nusikaltėlis. Zločinec O kas jį kartoja ir nori mėgdžioti, nusipelno tokio pat likimo zaslouží si – mirties. zničení, Tačiau paklaustas, ar Streicheris manė, kad žmonės gali pritarti masiniams žydų egzekucijoms tik tuo atveju, jei jų naikinimas bus propaguojamas ir kurstomas, jis atsakė, a podněcováním. Však odpověď aš nesutinku, kad mes kurstėme, mes aiškinome. my jsme vysvětlovali, Reikia dar kartą pakartoti, kad vokiečių tauta nenorėjo žudynių, že německý lid si nei pavienių, nei masinių. ani jednorázové, ani Mano kalbos ir straipsniai, kuriuos parašiau, projevy a články, turėjau paaiškinti visuomenį klausimą, kuris man atrodė svarbiausias. která se mi zdála nejdůležitější. Jie nieko nekurstė ir neskaitino, Podněcovali, tik ale paaiškino. nenabádali, ale objasňovali. Lygiai taip pat ir apie Cirokovą. Kiti Čekijos ir Slovakijos žiniasklaidos kanalai, kolegos ir bendrininkai, kurie dabar ją gina, Komplicové. pateikė labai panašų argumentą, kokį naudojo Streicheris. Mě jako Štrajch. Atrodo, kad jie nori pateikti bylą taip, Chtějí případ prezentovat kad jie buvo iškviesta į apklausą tik dėl savo reportažų ir podkastų, reportážím a pod kuriuose tiesiog aiškino ir perspėjo apie sektas. a varovala před sektami. Pati Kristina visais įmanomais būdais neigia antikultinę veiklą Aktivity všem ir net apsimeta, kad nieko apie tai nežino. týrá, že o nich nic Ji tik dirba savo darbą ir informuoja visuomenę apie sektas. informuje veřejnost o sektách, Nepaisant to, kad sekti TV portale že na portálu šalia skilties, skirtos tik jos tariamiems sektų tyrimams, jejímu údaju yra rubrika Antikultinis judėjimas. rubrika antikultovní. Matyt, ponė Cirokova to nepastebėjo. Ciroková si toho zřejmě nevšimla. O gal jį pamiršo Nebo snad na tokį nepatogų faktą. nepříjemný fakt zapomněla, Ir čia, manau, reikėtų paminėti, kad Streicheris neigė, že Streicher popíral jog aktyvus žydų tautos dehumanizavimas jo straipsniuose turėjo įtakos článci Vokietijos gyventojų rasinės neapykantos formavimui mezi ir paskatino masinį žydų naikinimą. masovému vyhlazování Taip pat teigė, kad jis neva nežinojo apie masinius žydų valymus čistkách židů údajně ir laikė tai svetimą propagandą. považoval je za cizí Jis buvo vienintelis Niurnberge kaltinamasis, obžalovaným v Norimberku, nuteistas mirties bausme už nacių ideologijos, sudariusios sąlygas masinėms žudynėms propagavimą. podmínky pro masové vraždění. Ar toks Niurnbergo tribunolo sprendimas yra precedentas, ar išankstinis nusistatymas? Tegul ekspertai pasako, ar tai precedentas. Ke stejným Kai tie patys veiksmai, tų pačių pasiekėjų ir siekiančių tų pačių tikslų vyksta ir šiandien. i dnes. Ar mes iš tiesų nugalėjome nacizmą, Jsme skutečně ar jis prieš mūsų akis įgauna pagreitį atgimti? nabírá na
na síle. Žmonės turėtų žinoti tiesą. Lidé musí znát pravdu. Teisininkai, prokurorai, teisėjai tegul patys priima nuosprendžius. Udělají vlastní úsudek. O aš kreipiuosi į teisininkus. Analizuokite tokią neteisėtą proreliginės Rusijos organizacijos Racirs agentų veiklą žiniasklaidoje. Organizace Racirs v mass médiích. Co pak vám nezáleží na budoucnosti? Ar jums nerūpia ateitis? Chcete, aby to Ar norite, kad būtų kaip Rusijoje, kad iš jūsų atimtų visas teisės ir galimybės, o vienintelis dalykas, apie kurį galite kalbėti, vlastenectví? yra didelis patriotizmas, kai iš jūsų bus atimtas jūsų požiūris. Ar to norite? Jei taip, tuomet taip, prašome palaikyti šios vilkus. Ano, prosím. Bet ar tai yra laisvė? Ar tai yra demokratija? Svoboda. Kai kas nors nori tave pavadinti sektantu, išmesti iš darbo, Označit za sektáře o kaimynai spjauna tau į nugarą. a soused Ar tai yra laisvė? dozad? Ir visa tai yra dėl to, kad kažkokia žurnalistė turi teisę dirbti antikultiniams naciams iš Racirs, Pro antikultovní o paskui verkti, kad ji yra vargšė nelaiminga vilkė, kurią užpuolė piktos pavojingos avys. kterou napadli zlé nebezpečné Visai kaip Štreicheris, kuris verkė, kad buvo neteisingai teisiamas. že byl nespravedlivě souzen. Primenu, kad 2021 m. vasario 21 d. Paryžiuje vykusioje konferencijoje Rusijos proreliginės organizacijos Racirs vyriausias ideologas Dvorkinas 21. taip pat apgailestavo, Také na kad tapo sektantų persekiojimo auka. pronásledování sektářů. Įsivaizduokite, Představ kad 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Heinrichas Himleris ir Josefas Gebelsas būtų skaitę paskaitas konferencijoje Paryžiuje, a Josef Goebbels prisistatydami kaip žydų persekiojimo aukos. obětí pronásledování ze strany Židů Jų rėmėjai amerikiečiai ir mokslininkai rašantys prieš nacių antisemitizmą. proti nacistickému Juk būtent naujo Führerio Dvorkino siūlymu buvo pakeisti Rusijos įstatymai. Führera Dvorkina byla ruská Ir čia aš pateiksiu vienos publikacijos šaltinį. odkážu na zdroj 1997 metais buvo priimtas naujas įstatymas dėl sąžinės laisvės o svobodě ir religinių organizacijų, kuris leido pribauti sektų veiklą. umožnil omezit O po 2015 metų Rusijos santykiai su vakarų šalimis ėmė blogėti. vztahy Ruska se Šis pablogėjimas, Dvorkinų teigimu, turėjo teigiamą poveikį Rusijos teritorijai, na ruské území nes leido sugriežtinti įstatymą, palengvinantį represijas prieš sektas. usnadnilo represe Prasidėjus teismams, rezultatas buvo tas, kad pagal kovos su ekstremizmu įstatymus Rusijoje buvo uždrausti keli kultai, Jehovovi garsiausi atvejai – Jehovos liudytojai, základě proti o dabar persekiojamos ir kitos grupės. další skupiny jsou Ir ne tik Rusijoje, sledovány bet jau ir Europoje. v Rusku. Vėlgi, ko jie nori? A opět To paties scenarijos, kaip prieš Jehovos liudytojus ir kitas organizacijas. Tai lygiai tas pats, jie nieko neišsigalvoja. Mes 10 metų gynėme žmonių teisės ir laisvės, jsme hájili pasisakėme už vienybę ir esame prieš tai, kad nekaltos aukos kentėtų nuo vilkų, valdomų naujojo Führerių, v rukou vlka kas labai nepatiko Dvorkinui. vůdcem, což se Todėl dabar jie bando prieš mus panaudoti bet ką, se nyní snaží net ir mūsų išsakomą tiesą. dokonce i právě Viską, kad suskaldytų ir supriešintų. cokoliv, co O mes sakome, kad mums reikia būti vieningiems, ypač sunkius sparčiaus klimato kaitos laikotarpiu, v těžké době rychle kad galėtume tinkamai konsoliduotis ir padėti vieni kitiems. solidovali. Pažiūrėkite, kas nutiko Valencijoje, nes tai baisu. Se stalo ve Valencii. Koks niokojantis buvo potvinis, kiek nekaltų žmonių žuvo. Záplavy. Kolik neví, Žmonės buvo nepasirengę. Tarnybos nežinojo, kaip elgtis. služby nevěděli. Būtent apie tai ir kalbame, A právě o tom mluví kad visi turėtų kreipti savo pastangas į konsolidaciją klimato grėsmės akivaizdoje. tváří v tvář Dirbti šią linkme, hrozbě. Měli bychom v studijuoti. směru pracovat. Žmonės turi žinoti, kaip elgtis, Lidé by žinoti apie avarinius lagaminus, měli by vědět o kaip jų susikrauti, kaip padėti kitiems klimato kaitos atveju. ostatním v klimatu Juk su tuo bet kada gali susidurti kiekvienas. tomu Bet kurią akimirką. kdokoliv. Dabar klimato padėtis nepagerės. Se klimatické Tokios tendencijos mes nematome. zlepšovat. Nevidí O proreliginės Racirs organizacijos agentai nori tik valdžios. organizace Racirs, Bet kokiu liguistų idiotų reikia būti, ale jak zvrátit turiu omenyje šios organizacijos ideologus, tím ideologicky kad tokiu momentu siektum visiškos valdžios. v době
usilovali o kad nesuvoktum tikrųjų problemų. aby si neuvědomili Jie nori karo, skutečné problémy. jų interesai politika. Jejich zájem Koks karas, politika. kai mes visi laikomės ant plaukų. Válka, když všichni visíme na Ir bet kurią akimirką galime patekti į situaciją, se můžeme iš kurios nežinosime, kaip išeiti. které nebude Ir dar kartą noriu pabrėžti, šiandien visa diskreditacija, dnes dehumanizacija, žiaurus persekiojimas vyksta prieš mus ir daugelį kitų organizacijų, kurios susidūrė su racijos represijomis. které čelili represi Tačiau rytoj jūs galite atsidurti mūsų vietoje, su geltono žvaigžde, jste vy. su etikete sektantas. Hvězdami Ar rytoj turėsite teisės ir laisvės, budete mít zítra, jei jūs ir aš šiandien jų neginsime? když je vy a já nebudeme bránit dnes, Ar jūsų vaikai gyvens demokratijoje ar dvorkino nacizmo sąlygomis? nebo Tai priklauso nuo jūsų pasirinkimo šiandien. záleží na vašem, Nuo jūsų, brangus draugai, zda se kurie mus stebite, priklauso, ar išsipildys Ukrainai nutikęs scenarijus. na vás, milí přátelé. Ar suprasite situacijos esmę ir grėsmę jums, Máte celou podstatu mums a hrozbu ir visai šaliai, pro vás, visai Europai? pro celou zemi, pro celou Evropu. Ar pasiliksite šią informaciją savo, ar pasidalinsite su draugais? Priklauso nuo jūsų. Podělíte se svými přáteli, je na vás.